Jausmo nestokojantis palangiškis Vytautas Kusas kiekvienais metais stebina tautą savo velykiniais dirbiniais iš kiaušinių. Savo unikalius darbus menininkas Vytautas Kusas pristato jau ne vienus metus. Prieš keliarius metus jis įrodė, kad kiaušinis gali būti ne tik gražus velykinis margutis, bet ir interjero detalė. Vieni žinomiausių jo darbų yra šviestuvai iš ančių, žąsų, kalakutų, stručių, balandžių, vištų ir putpelių kiaušinių. Taip pat kiaušinis, kuriame buvo įtaisytas veikiantis laikrodis. Menininkas ketino šiais metais pailsėti, o dirbinius iš kiaušinių kurti kitais metais, tačiau esą keičiantis orams apsigalvojo ir jis. Matot, kad šiaip per Velykas nesninga, o dabar jau yra Velykus už savaičių, dar sniego drebi per langą. Tai čia ir gyvenimas toks, kad mes neatspėsim. Šiemet Kusas sukūrė 10 skirtingų kiaušinių. Ir įdomiausias iš šiemetinių darbų yra kiaušinis inkilas. Kusas teigia, kad kuriant kiekvieną darbą būtina pasitelkti kantrybę ir kruopštumą. Pasak menininko, gręžiant skylutę svarbu net ir širdies plakimo ritmas. Čia ir yra tas, kad įveikti save, sugebėti, sustabdyti pirštus, kad jie nejudėtų ir netgi prisitaikai prie širdies plakimo. Dėl plono lukšto dažnai nutinka nesėkmių. Sudužus kiaušinį su 5000 skilučių Vytautas teigia nenukabinantis nosies ir toliau kimba į darbą. Į to momentu čia buvo pokšt. Net garso nebuvo. Nes ten nieko nebuvo. Nu ir viskas. Nu ir, o kadangi kai sudaužiau, tada ne pyktis, o azartas atėjo. Pasak Vytauto, išgręžti 1000 skilučių reikia pusdienio. Rekordų siekti Vytautas esą nesistengia. Viską daro savo malonumui. Vytautas Kusas išlieka meniškas ir virtuvėje ir siūlo šiemet išbandyti naujus receptus. Šiom Velykom ant stalo, kadangi Velykos yra, tai yra tradicija tik pas močiutę, tai ant stalo aš turiu padėti rūkytus kiaušinius ir keptus su lukštu. O šitos aš padėsiu nuo savęs grinai. Kitais metais menininkas žada nustebinti Lietuvą nauja dirbinių iš velykinių margučių kolekcija.